Tai dabar suskau makaronus ant sienos medinius ir prie jų suksim gipsą. Dabar sukau galvą, kaip atkartot šitą kreivą fainą liniją ant gipsą, kuo tiksliau. Taip pat čia buvo atvesti kabeliai, jie dar dabar nėra savo tikroje vietoje, reikia tiksliai sužiūrėti, kokia bus lova ir atsivesti. Planuojam rozetės į pačią prie lovos esančią spintelę, jos vidų padaryti vieną rozetę ir dar čia jungikliai. Keli vienoj pusė ir keli kitoj. Bet čia irgi šiandien pabaigiau gipsinę sieną miegamoje, kur čia buvo paskutinė. Pabaigiau, ta prasme, iš šitos pusės, kita pusė dar daug darbų laukia, bet čia kitose vietose matys. Pavyko pasidaryti kažkokį kontūrą, kurį bandysiu apsivedžioti. Padariau iš UD profilio. Nuspėjau vieną kraštą, pasidariau iš jo kaip kampuoti. Ir su montažiniais klijais prisiklijau. Jis tokio pat pločio kaip ir makaronas. Stengiausi atkartot liniją ir iškai palikau tarpą. Gipsų užleisiu kokius centimetrus. Ir gipsų biškai gražiau įsipjausiu, tiksliau su užapvalinimu. Dabar šiek tiek toks kampuotas, bet visai panašus. Naudojame šitus klijus. Susikūrė įrankį, kad ale susibraižyti vienodai. Nu, brėž. Iški rankos dreba. Po to padailinsiu biškį. Antras daublis neringos sugalvota. Tai su dažais pridažysim, prištampuosim ir priglausim gipsą. Ir tikimės, kad kitoj pusėje liks kontūras, kurį reikėtų išpjauti tiksliau, nes truputuką sunku kai gavas su pieštuku. Planas B, jeigu nepavyks, galvosim planą C. Žiūrim kitą pusę. Daugiau dažų. Jau. Visiškai nieko. Nu, kleckai nepadėjo kol kas. Planas C. Užklijavome tiesiog juostą garso izoliacinę, kad išgauti storį pasiektų ir vėl bandom dažyti, kad liktų ant gipso antplėgo. Man tai dabar 100%. Nu, bet jeigu ką bus ir planas B. Jingelė, pavyko! Su ko čia pjauni? Su aviu. Amazing. Kodėl pasilikome daugiau centimetrų? Ledą paslėp gražiai. Ir nesimatytų to skardelio. Tuo pačiu tik tai palinus, matoma bus matyti. Tai dabar, kaip išsimatota pirminį gipsą, ne tokia raitytą, bet tokį įstrižą, kuo mažiau sunaudodavo gipso ir kad tikrai pataikyt. Tai pasiėmu tarp dviejų, tarp šitų bruselių yra pasiela gipso plokštė. Ir tarp jų pasiėliau grįžčiuką taip, kad ieškai to optimaliausio variantą, kad nesigautų kaip nors taip, kad tau skilėlis. Tai biškai daugiau pasidarom, aš čia kokius 4 centimetrus, patokį, pasižymą ant sienos, tada dvi linijas čia, ir tada pasimatuoju tą plokštės ilgį. Šitą yra 1,40 m. Ir kita pusė plokštės 1,89 m. Tokį išsipjauna. 3 metrai.